Labas rytas, bičiuliai. Žinot, kas labiausiai mane stebina, kai darome patikras? Kai užtaikė ant tokių žmonių, kurie automobilį prižiūri patys. Tai reiškia, keičia patys tepalus, ten nežinau, filtrus, prižiūri žodžiu automobilį patys, nevaro kažkur tais į servisą, o viską bando padaryti savom jėgom. Taip nežinau, bandydami sutaupyti pinigų ant remonto ar tiesiog galvodami, jog yra visažiniai ir gali automobilį susitvarkyti patys. Tai kaip pavyzdys, tikrinu šiandien nuo pat ryto automobilį, bičiuliai. Pasidarau kapotą ir kaip yra oro filtras, oro filtro dangtis, matau, kad dangtis uždėtas, blogai. Ta prasme, ne taip stovi dangtis, kaip turėtų kad būti. Pasidarau oro filtro dangtį, oro filtras įdėtas atvirkščiai. Sakau, tai kaip čia, sakau, suprasti, sakau, čia pats keitei tą filtrą. Jo, pats keičiau, sako, čia va, užvakar. Tai sakau, blogai idėjai, sako, atvirkščiai. Eik, tik tais negali būti. Sakau, taigi nematai, kad dangtis, sakau, normaliai neužsidaro. Žiūrėk, rimtai, gal blemba blogai įdėjau. Ir tokių pavyzdžių iš tikrųjų, bičiuliai, yra labai daug. Pavyzdžiui, dar vienas pavyzdys, paklausė, kada paskutinį kartą keitei alyvą variklyje. Tai čia keičiau prieš 3000 km, čia dabar nusipirkus keisti tikrai nieko nereikia, taip toliau panašiai. Paklausė, kokią alyvą pyliai. Kaip pasako bičiuliai specifikacija, kur iš vis ne prie ko tam automobiliui tą alyvą. Tai jeigu jisai tokią alyvą pildavo visą laiką, keisdamas pats, nestaupė, tai bičiuliai, kas ten toliau, kaip sakant, tai tik tais jums palieku spėlioti. Jeigu nežinot, kaip daryti, ką daryti ir taip toliau, nepagailėkit, nuvažiuokit pa žmogų, kuris žino. Nežinau, ar draugą turit, kas tom užsiema, ar į servisą, galų gale į garažiuką kažkokį. Nes tie, kurie, kaip sakant, dirba ant savęs, jie kažkada, patikėkit, irgi dirbo servise. Tiesiog suprato vieną dieną, kad pačiam užsidirbti pinigų galima tikrai daugiau negu moka kažkoks servisiukas. Ir yra tikrai gerų meistrų tuose vadinamuose garažuose, yra ir šudarankių. Čia, kaip sakant, visose srityse yra ir gerų, ir blogų. Tiek meistrų, tiek kažkokių tai specialistų, tiek pardavėjų ir taip toliau. Taip, kad nepagailėkit tų kelių, kaip sakant, eurų ten alyvos keitimui ar ten filtrų keitimui. Neeksperimentuokit patys, nes paskui, kai atvažiuoji tikrinti, pamatai tokį vaizdą ar išgirsti, kaip sakant, pasakojimus, ką jis yra daręs, kur ten vapšė. Net ne taip turėjo viskas vykti. Tiesiog apsijuokėt patys ir atvažiavus, tarkim, mano klientas tikrai tokio automobilio nepirks. O jeigu reikia patikros, jeigu reikia paieškos, surasti jums automobilį už jūsų turimą biudžetą arba patikrinti jūsų išsirinktą automobilį, tai drąsiai galite kreiptis į Facebook arba Instagramą Važiuojam Auto, atsiųsdami skelbimo nuorodą norimo patikrinti automobilio arba tiesiog parašydami savo norus ieškant automobilio. Viską apsitarsime, kainas, laikotarpius ir taip toliau ir padėsime jums, kaip sakant, susirasti tvarkingą gerą automobilį. Ačiū uždėmesi, bičiuliai. Ketvirtadienis, palinkėsiu geros darbo dienos, važiuoju toliau darbuotis ir susitiksime, manau, neilgai trukus. Iki.